Pamokos tema yra kombinatorika. Gretiniai, kėliniai ir deriniai. Turime uždavinį. Keliais būdais galima išrinkti seniūną ir jo pavaduotoją iš 4 kandidatų. Antras uždavinys. Keliais būdais galima išrinkti 2 budėtojus iš 6 moksleivių. Ir dar vienas uždavinys. Traukinį sudaro 5 vagonai. Keliais būdais galima išdėstyti vagonus formuojant traukinį. Atidžiau pasižiūrėjus, mes matome tam tikrų bendrumų šiuose uždaviniuose. Pirma, visais atvejais duota aibė iš n elementų. Pirmam uždavinį tai yra 4 elementai, antram 6 elementai, trečiam 5 elementai. Toliau, iš duotos aibės sudaromi elementų rinkiniai. Pirmo atveju seniūnas ir pavaduotojas. 2. Antro atveju 2 budėtojai iš 6 moksleivių. Ir trečiu atveju 5 vagonai, kurie formuoja traukinį. Formuojant traukinį perrinkinėjami elementų rinkiniai. Ir trečia. Visais atvejais reikia rasti keliais būdais galima sudaryti elementų rinkinius. Šiuo atveju bus patogu naudotis šią lentelę. Joje parodyta, kad elementų rinkiniai gali būti gretiniai, kėliniai ir deriniai. Jie apibrėžiami rinkinio elementų skaičiumi ir apibrėžiami tuo, kaip rinkiniai tarpusavyje skiriasi. Panagrinėkime dabar gretinius. Gretinių elementų skaičius K, o rinkiniai, atskiri rinkiniai tarpusavyje skiriasi arba įeinančiais elementais, tai yra į gretinius įeinančiais elementais, arba elementų išdėstymo tvarka, arba tvarka, arba elementai. Ir turėsime skirtingus rinkinius. Kėlinių atveju rinkinio elementų skaičius n, tai yra visi aibės elementai, ir rinkiniai tarpusavėje skiriasi tik elementų išdėstymo tvarka. Derinių atveju turime k elementų ir rinkiniai skiriasi tik įeinančiais elementais. Kad būtų paprasčiau, prisiminkime pirmą uždavinį. Keliais būdais galima išrinkti seniūną ir jo pavaduotoją iš 4 kandidatų. 4 kandidatus pavadinkime. Tegul bus A kandidatas, B, C ir D. Sprendimą padarysime 2 būdais. Pirmiausia, išrinksime ir užrašysime visus galimus rinkinius. Tai yra kombinacijas po 2. Jos atrodo taip. AB, AC, AD ir taip toliau. Susitarkime, kad pirma raidė reiškia seniūnas, antra pavaduotojas. Vadinasi, A yra seniūnas, C pavaduotojas. C seniūnas, B pavaduotojas. Viso mes turime 12 galimų rinkinių. Atpažinkime, pasistengime atpažinti, kokius rinkinius mes čia turime, lyginant su mūsų pateikta lentele. Rinkinio elementų skaičius K. K yra 2. Taip ir užrašykime. Mes turime, kad K yra 2. Viso aibė elementų turi n. N mūsų atveju yra 4 pretendentai. Reiškia K lygu 2, n lygu 4. Dabar pasižiūrėkime, kuo skiriasi rinkiniai tarpusavyje. Kuo skiriasi AB nuo AC. Šie rinkiniai skiriasi įeinančiais elementais. Vienur yra AB, kitur AC, jie nesutampa. AC skiriasi nuo AD, to kad
čia yra elementas C, o čia yra antrasis elementas D. Įdomiausia, kai palyginame ketvirtą elementą, ketvirtą rinkinį su pirmuoju AB ir BA. Įeinančiais elementais jie nesiskiria, kadangi turime AB čia ir čia turime BA. Jie elementai yra tie patys. Tačiau skiriasi elementų išdėstymo tvarka. Mūsų atveju yra ne tas pats, ar A yra seniūnas B pavaduotojas, ar B seniūnas A pavaduotojas. Taip pat kaip B, C ir CB yra skirtingi elementai, skirtingi rinkiniai. Vadinasi, mūsų atveju, mūsų pirmo uždavinio atveju mes turime gretinius. Patikrinkime, ar yra pasikartojančių elementų, ar nėra. Pasižiūrėkime, kad visi mūsų išrašyti rinkiniai neturi pasikartojančių elementų. Tai yra, pasikartojimas turėtų atrodyti taip: A, A, arba B, B, arba C, C. Toks atvejis pas mus negalimas, nes tai reikštų, kad tas pats C yra ir seniūnas, ir pavaduotojas. Vadinasi, pas mus pasikartojančių rinkinyje nėra pasikartojančių elementų. Todėl mes pasinaudosime šią gretinių skaičiavimo taisyklę. Ir užrašome, kad A iš 4 po 2 lygu skaitiklyje 4 faktorialas, vardiklyje 4 minus 2 faktorialas. Tai yra lygu 1, 2, padauginote iš 3 iš 4 pagal faktorialo apibrėžimą, 1, 2, nes čia 4 minus 2 tai yra 2 faktorialas. Tokiu būdu mes gauname, kad tai yra 12. Tai sutampa su mūsų skaičiumi elementų rinkinių, kuriuos mes parašėme pačioje pradžioje. Taigi, uždavinį sprendėme, nustatėme, kad seniūną ir jo pavaduotoją iš 4 kandidatų galima išrinkti 12 skirtingų būdų ir tam pasinaudojame gretinių skaičiavimo taisyklę.